Mes jokių būdų negalime leisti susiskaldimo. Yra dalykų gyvenime, kurių tiesiog neįmanoma priimti, ir vienas iš jų yra susiskaldimas. Tu negali leisti, kad tavo gyvenime būtų susiskaldimas, nes kai tai įvyksta, tu atveri labai pavojingą precedentą, atveri didelę spragą, per kurią gali veikti priešas. Pats Dievo žodis mus moko, kai susiskaldai, galiausiai pažeidi du didžiausius įsakymus. Kokie jie? Mylėti Dievą labiau už viską ir mylėti savo artimą kaip save patį. Jei mes atsiskiriame nuo artimo, neišvengiamai atsiskiriame ir nuo Dievo. Kito kelio nėra. Kaip sakoma pirmajame Šventojo Jono laiške. Kas sako, aš myliu Dievą, bet nemyli savo brolio, kurį mato, yra melagis ir jame nėra tiesos. Broliai ir seserys, jei nebūsime atsargus, susiskaldimas pamažu įsiskverbia. Kaip liūdna matyti sūnų atsiskyrusi nuo savo tėvo, tėvą atsiskyrusi nuo savo sūnaus. Kaip skaudu matyti vyrą ir žmoną susiskaldžiusius tarpusavyje. Tai labai stipru, nes prie altoriaus santuokos dieną Dievas paskelbė. Ką Dievas sujungė, žmogus te neišskiria. Ir staiga ta pora, kurią Dievas sujungė, yra atskirta, yra susiskaldžiusi. Šeima turi būti vieninga. Vieninga šeima yra stipri. Tačiau kiek kartų jis susiskaldo dėl apkalbų, melo, šmeižto, apkalbinėjimo ir daugybės kitų nuodėmių, kurios atveria kelią susiskaldimai. Apie tai šiandien noriu su tavimi mąstyti. Lik su mumis iki šio vaizdo įrašo pabaigos. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dievo žodis, kurį šiandien apmąstysime, yra iš pirmojo laiško Korintiečiams 1 skyriaus 10, 13 eilutės ir 17 eilutė. Broliai, prašau jūs mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Visi būkite vieningi ir neleiskite, kad tarp jūsų būtų susiskaldimų. Verčiau būkite tvirtai sujungti vienoje mintyje ir vienoje dvasioje. Man buvo pranešta apie jūs, mano broliai, Chlojės namiškių, kad tarp jūsų kyla nesutarimų. Kiekvienas sako, aš Pauliaus, aš Apolo, aš Kefos, aš Kristaus. Argi Kristus yra padalytas? Ar Paulius buvo už jūs nukryžiuotas? Argi buvote pakrikštyti Pauliaus vardu? Kristus mane pasiuntė nekrikštyti, bet skelbti Evangeliją ir ne iš kalbos išmintimi, kad Kristaus kryžius neprarastų savo galios. Tai Dievo žodis. Korinto bendruomenėje buvo susiskaldimų. O kai atsiranda susiskaldimas, pradedama rinktis pusės, kurti grupės, stoti prieš vienus ir palaikyti kitus. Susiskaldimas šeimoje, susiskaldimas bendruomenėje, susiskaldimas bažnyčioje. Ir turime savęs paklausti, ar tai kyla iš Dievo ar iš velnio. Kai yra susiskaldimas brolau ir seserie, mes jau žinome jo kilmę. Pats žodis velnės reiškia į tas, kuris skaldo. Velnės ateina tam, kad skaldytų. Todėl Dievo žodis mūsų ragina laiške Filipiečiams 2 skyriaus 2 eilutėje. Padarykite mano džiaugsmą pilną. Būkite vieningi, turėkite tą pačią meilę, vieną sielą ir tas pačias mintis. Vienybė teikia džiaugsmą. Susiskaldimas griauna širdį. Kiek kartų kas nors sako, aš daugiau nekalbu su tuo žmogumi, o paklausus, kodėl, atsakymas būna, nuoskauda barnis kartėlis. Tai negriauna kito. Tai griauna tave. Dievo žodis aiškus Jokūbo laiške 3 skyriaus 15-16 eilutėse. Tai ne iš aukštybių kylanti išmintis, bet žemiška, žmogiška, velniška. Kur pavydas ir kivirčiai, ten netvarka ir visoks blogis. Ten, kur pavydas ir kivirčiai, ten yra priešo pirštas. Todėl šiandienos Dievo žodis man ir tau aiškus. Neleis susiskaldimo savo gyvenime. Jei esi su kuo nors susiskaldęs, ieškok susitaikymo. Prašyk Dievo, kad jis parodytų tau kelią, kaip nutraukti šį susiskaldimą, kuris tavo širdžiai padarė tiek daug žalos. Parašyk komentaruose kaip dvasinį įsipareigojimą. Negaliu leisti susiskaldimo savo gyvenime. Tegul Dievas suteikia mums vienybės malonę. Amen.